Labas, jūs klausote Ten, kur namai podcastą, o aš esu Sigita Petrunina. Ačiū, kad įsijungėte. Trumpai priminsiu, kad jūsų laiškų visuomet laukiu sigita@tenkurnamai.lt arba galite susisiekti Instagrame, kur dalinuosi savo namų istorijomis. Naujausius podcasto epizodus rasite Spotify, Podbean ir YouTube platformose. Kalėdos man yra viena gražiausių metų švenčių ir nors tie metai, kuriais gyvename dabar, yra ypatingai keisti ir kitokie nei mums įprasta, esu tikra, kad tik mūsų valioje kokias kalėdas sukursime savo namuose savo ir savo artimiesiams. Prieš kalėdiniam podcasto pokalbiui pasikviečiau Moniką Zaborskienę. Instagrame ją galite rasti Living in a Farmhouse paskyroje. Žaviuosi Monikos meilę namams, daugybė idėjų, ką galima pasigaminti savo rankomis ir tuo, kaip jį dekoruoja savo namus. Buvau tikra, kad pokalbiui apie kalėdas jį bus pats tinkamiausias žmogus ir man pačiai netikėtai mūsų pokalbis pakrypo ne tik apie dekoracijas ir tai, kaip puošti namus prieš kalėdas, bet ir į daug svarbesnės temas. Todėl kviečiu paklausyti. Sveika, Monika. Labas, Sigita. Labai ačiū, kad tu sutikai su manim pasikalbėti tokią gražią kalėdinę temą. Ir aš manau, kad Instagrame nebūčiau radus geresnio, ten, kur aš vis randu savo pašnekovus, geresnio žmogaus, kuris galėtų pakalbėti su manim ir su tais, kas klausys apie tai, kaip namus paruošti kalėdoms, apskritai kaip savomis rankomis sukurti kalėdinę nuotaiką. Ir prisipažinsiu, kad iš tiesų, tai norėjau pakalbinti tave kitą temą. Norėjau su tavim pakalbėti apie apskritai svajonių namus ir kaip susikurti svajonių namus, nes tai, ką aš matau, kuo tu daliniesi Instagrame, tai man tokie tikrai svajonių namai ir tai, kaip jūs su vyru ir visa šeima kuriat tuos namus, tai yra toksai dėliojimas detalė po detalės, kad tie namai būtų tikrai tokie, kaip jūs svajojat ir norit. Bet manau, kad šitą temą mes pakalbėsim kažkada, o dabar pakalbėkime apie kalėdas. Ir pavyzdžiui, man kalėdos yra labai daug dalykų, kuriuos aš atsinešiau iš vaikystės. Ar tau taip yra, kad vaikystė ir kalėdos iš vaikystėje dabar irgi įtakoja, kaip tu dar savo kalėdas ruoši? Na, iš tiesų, tai mūsų šeimoje kalėdos nebuvo su labai daug tradicijų ar kažkokių tai religinių, tarkim, tokių reikalų. Esmė gal buvo tame, kad mes šeimoje turėjom labai daug prosenelių. Ir kalėdas turėjom, labai skirtingas tiek mamos, tiek tėčio pusėje, visiškai. Vienos buvo apipiltos blizgučiais, plastikiniais žaisliukais, viskas nupirkta ir padėta ant stalo, o kita pusė buvo, kur švęsdavom 100-metį sodyboje, eidavom pėstute kūčių naktį su tėčiu, dainuodavom dainas, proseneliai po baltą lininę staltiesę dėdavo šiaudus, traukdavom burtus, bučiuodavom medinį kryžių po poterių vakare, valgydavom aguonpienį. Viskas buvo taip, kaip senoje lietuvių kur pasakose tikriausiai girdėdavom ar kažkur tautosakoje, tai vienos kalėdos buvo tokios, kitos tokios. Ir kad aš atsinešiau savo namus, negaliu pasakyti, nes iš tiesų, kai su vyru susitikom, pradėjom kurti savo švenčių, tiesiog tradicijas, viską dėliotis taip, kaip atrodė geriausia mums. Kai dar buvom dviese, kažkaip labai į viską žiūrėjom, kaip tėvai, kaip jie reaguoja, kaip jiem būtų patogu, nes mes visgi jų vaikai. O kai atsirado mūsų vaikai, tai tikrai pasisavinome tas šventes ir supratom, kad patys kursim tradicijas. Mūsų pirmas sūnus gimė mėnuo iki kūčių ir jau tas kūčias mes sutikom vieni. Nes kažkaip buvo pirmas vaikas ir bijojom ir baugu buvo kažkur su šitu lėliuku keliauti. Ir pirmas, kai čia sutikę vieni, mes tikrai supratom, kad mes vieni šeimoje švęsti nenorim, kad norim tėvų, kad norim artimųjų ir tai yra didžiulė šeimos šventė ir ta tradicija pati svarbiausia, man atrodo, yra susitikti, nes kai kurie susitinkam tik kartą metuose per kalėdas. Tai yra galbūt labai svarbu, ko šiemet turėsim atsisakyti ir neliūdėti.
kažkaip. Aš galiu pasakyti tą, kad dabar tu pasakoji apie tas, kad vieni nenori būti. Iš tiesų, per tuos metus, bet aš turiu vaikų, mes su vyru esam turėję įvairiausių švenčių, įvairiausių kūčių. Labai daug iš tiesų tas vaikų turėjimas lemia, todėl kad, ligų, pavyzdžiui, vaikiškų nepasirinksi, ne? Ne. Tai, sakykime, mes jau praėjusias šventės leidome vieni, todėl kad sirgom ir negalėjom niekur važiuoti. Šiais metais iš tiesų labai tie mūsų metai keisti visame pasaulyje. Keistos buvo ir mūsų Velykos, keistos dabar mūsų Kalėdos. Ir reikia rasti kažkokį, būdą, kaip turbūt nepasiduoti nevilčiai tikriausiai, kad viskas bus kitaip, negu mes esame pratę ir daryti kažką. Ne, tai čia ir yra svarbiausia. Mes juk esam toks protingas sutvėrimas. Mes juk galim tikrai, žmogus gali prisitaikyti prie bet ko. Tikrai ir rasti kelią. Iš to, kad mes liūdėsim, tikrai nieko nebus. Nieko, visiškai. Tiesiog bus labai liūdna. Ir viskas. Daugiau nėra nei pirmyn, nei atgal. Galim liūdėti, žiūrėti vieną tašką, žiūrėti, filmus ir pamiršti, kad yra Kalėdos. Yra toks pasirinkimas, bet jis nieko neduoda. Nei tau, nei aplinkai, niekam. Gali sugalvoti kažkokių alternatyvų. Tikrai dabar ir mūsų seneliai yra labai inovatyvus. Mūsų vaikai dabar su jais šnekasi taip pat per internetą su kamera, jie viską rodo, jie šneka ir seneliai jau kuris laikas apsipratė, kad kitaip nebus. Mes tai bendraujam. Ir mes šnekam kartais valandą. Aš kartais pasižiūriu, kiek jie šnekėjo, tai tol įsikrauna telefonas, kol jie viską parodo, pasikalba. Ir seneliai visą laiką per kamerą yra su šypsena. Ir, tai yra tam tikra alternatyva. Nes jie gali gyventi. Visa laimė, kad mes tokių alternatyvų turim. Ir kaip sakė, iš tiesų mes arba galim graužtis, gailėtis, prasidėti ant sofos ar ne prieš televizorių, arba galim susikurti šventę iš to, kas yra, taip kaip yra, ir viskas yra požiūrio klausimas. Tai aš labai prisimenu tas pirmas kūčias, kai tai buvo mūsų pasirinkimas, kad mes su vyru nusprendėme švęsti vieni namuose, nes čia turim naujagimį mėnesio laiko, labai buvo viskas kažkaip baugu, bijojau, kad susirgs. Visos mamos pirmą kartą tapusios mamom puikiai žino, kaip tai atrodo. Antrą kartą tapus mamom, maždaug iš gimdymo namų gali užsukti į Akropolį, dar nusipirkti timpas kokias. Beveik. Ja. Tai, čia taip juokais, bet iš tiesų tai tu visai nesijaudini, tas antras vaikas atrodo atsirado, aš neįsivaizduoju, kaip yra su trečiu tikriausiai, nieko. Man atrodo, priklauso nuo to, kokia tarp jų pertrauko, nes aš tą trečią, pavyzdžiui, savo auginu taip kaip pirmą. Aišku, bet su kita patirtim, bet vis tiek yra labai daug dalykų, nes pas mus tarpas didelis. Bet grįžkim prie Kalėdų, apie vaikus galėsim. Taip, tai norėjau pasakyti apie tas Kalėdas, kad kai buvo ta didžiulė baimė, kad kažkas atsitiks mažylių ir mes nusprendėm savanoriškai švęsti namuose, aš puikiai atsimenu, kad mums reikėjo susidėlioti irgi. Kaip dabar atrodys tos kūčios? Mes du ir mažiukas miega. Taip. Dar augintiniai. Ir kaip čia dabar viskas atrodo? Mes supratom, kad daryti 12 patiekalų ant stalo, neverta, nes tai yra maisto švaistė. Tai gali būti, tu gali skaičiuoti ingredientus, tu gali kažkaip sugalvoti žaisti žaidimą. Ir mes su vyru nusprendėm, kad mes nesakydami vienas kitam, sugalvosim po silkės receptą, kas yra tradicinis patiekalas, kažkokį įmantrų, jis gamins savo, aš gaminsiu savo ir tai bus tokia atrakcija, 2 silkės receptai, mes kartu susėsim, susiskaičiuosim ingredientus, aišku, jų ten gavosi apie 30 sudėjus prieskonis ir visą kitą. Ir žodžiu, viskas kažkaip atrodė smagu ir mes linksminamės, lėpiam nuo vienas nuo kito, kaip mes gaminam tas silkės, kad čia jau atspėti, kaip ir bandai iš tos situacijos ištraukti, kas geriausia. Ir nejaukiausia buvo tada, kai mes susėdam prie to stalo ir tai yra laikas, kada močiutės dažniausiai sakydavo maldą. Ir mes su vyru suprantam, kad mes jos nemokam. Kad mes žinom, kartoti gebam, bet taip, kad kažkuris drąsiai atsistotų ir ją visą pasakytų, mes negalim. Ir nežinom, kaip čia pradėti valgyti. Ir suprantam, kad mes, nors esam tėvai, bet mes visgi dar tokie vaikai ir mums dar taip reikia rodyti kelią tokiose tradicijose. Ir mes kažkaip paskui nusprendėm, kad mes tiesiog padėkosim už tą maistą,
už tuos metus, už viską, tyliai, ramiai pavalgiam, taip kaip ir namuose būdavo. Kažkaip viskas susidėliojo ir paskui viskas atrodė gerai, apart tos nejaukios akimirkos pradžioje. Ir dabar, kai buvo Velykos, mes lygiai taip pat sėdom su vaikais, paskui filmavom tą kiaušinių daužymo varžybas, jie siuntėm seneliam, seneliai mums siuntė savo ir mes kažkaip stengiamės būti drauge. Tai aš manau, kad šios kalėdos jau nebe pačių pasirinkimas, bet turėsim susikurti kažkokias naujas tradicijas, kažkokius naujas gaires, kaip tą šventę švęsti. Tiesiog savo priimtinų ir mielų metodų. Niekas neliepia tiesiog super pasidaryti amerikietiškų kalėdų ir visą laiką dainuoti Jingle Bells. Niekas nesako, kad tu turi vaikščioti dabar nuo gruodžio 1 su kalėdinė kepurėlė ir plot, kad tu ten kaip lauki kalėdų. Bet kažkaip viduje pakurstyti tą tokį laukimą. Sugalvoti kažkokį tai tą dovanų perdavimą. Dabar tas žaidimas, pavyzdžiui, Secret Santa, yra tiek appsų, kai internete galima išsitraukti dovanėlės ir kiekvienas į savo elektroninį paštą gauna vardą, nežino, yra paštomatai, kurjeriai, 100 galimybių per Zoomą kartu atidarinėti dovaną su draugais. Tiesiog pagalvoti, o jeigu nežinai, taigi visi turim internetą, parašyk, paklausk, kažkas tikrai užves ant kelio, kaip daro jie ir net kartais galima labai nustebti, kaip žmonės geba švęsti šventes ir kažkaip kitaip visada yra nauja patirtis ir labai faina. Taip, ir vėl čia grįžt, turbūt aš tavęs klausau ir galvoju, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių. Kaip mes tą šventę švęsime? Viskas, aišku. Ar tai būtų tos tradicijos? Tai taip pat priklausė taip pat, kad galėjome mes kažkur važiuoti. Juk lygiai taip pat žmonės buvo, kurie nevažiuodavo pas artimuosius ir dirbdavo, arba tarkim, ta šventės buvo jie. Tai jų niekada nepriversi savęs, jeigu tu nenori. Mhm. Bet kaip atrodys tas gyvenimas? Be švenčių, be tradicijų, be nieko, egzistencija. Kažkoks labai jau liūdnas ir primityvus žaidimas ir ėjimas labirintu. Ta mūsų, kaip sakau, istorija šeimos, kiekvienuose namuose, aš pravažiuojant keliu labai dažnai stebiu tuos žiburius languose ir galvoju apie tai, kad kiekvienam name vyksta tam tikras gyvenimas. Ir tikrai, jeigu važiuosim kūčių vakarą, tų langų degs tik daugiau, nes visi savo namuose klostas savo iškedentas staltiesės, dekoruosis, dėsis viską ant stalo, skambint savo artimiesiem. Sugrįžkim prie to dar tokio ir malonaus, ne tik tai to tokio dalykinio pasiruošimo šventei. Apie papuošimus ir dekoracijas noriu tavęs klausti, nes man atrodo, tu esi meistrė šitų dalykų, tavo galvoje turbūt sproginėja 100 idėjų ir ką tu šiais metais ruoši ir ką tu galbūt ir parodysi savo sekėjam Instagrame ir šiaip, kas tau svarbiausia per kalėdas tavo namuose, aš to jau dekorą. Šiaip tai visai nesenai prisiminiau, kad ne viską dar padariau Halloweenui, ką buvau suplanavus. Kokį tai metų, ne? Kažkaip taip gavosi, kad idėjų per daug negu laiko. O su kalėdom, taip, aš tikrai viską rodau savo sekėjam Instagrame, man tikrai labai patinka ir man tiesiog pasidaryti ir pasidėti savo atrodo, liūdna, nežinau, labai smagu, kai ir kiti padaro, atsiunčia, man patinka tas toksai ryšys, kad kiti žmonės randa savo, ką pritaikyti namuose. Šiemet esu suplanavusi, viskas, aišku, išplaukia iš kažkokių tai gyvenimiškų patirčių. Mes šiemet turim jau terasą, kurią pasistatėm ir kažkaip galvoju, kad ne tik namus, bet ir lauką reikės pasipuošti. Ir neturiu iš tiesų tiek daug šviečiančių girliandų, kad galėčiau apsikabinti namą nuo stogo iki apačios. Norėtum? Nežinau, gal kažkiek ir norėčiau, bet pirkti neplanuoju, nes brangu, tiesiog brangu. Tikrai pasipuošti lauko fasadą šviečiančiam kokybiškom girliandom yra didžiulė investicija. Ar ji reikalinga man? Man atrodo šiandien ne, nors man labai smagu, kad kiti pasipuošė. Ir vaikščiojom čia anądien miške ir pamačiau seną tokią obelį. Neaukštą, bet jinai yra nudžiūvusi visiškai ir visa apaugusi
melsvom, pilkom samanom. Pasakiško grožio. Aišku, aš dar nepriejau prie tos smagiausios dalies, kad kažkaip turėsiu šią mintį pateikti savo CEO vyrui, kuris, aišku, mano vizijas perkelia į materiją. Taip. Kokia jų dalia, man atrodo, kai gyvena su veikliom ir kūrybingom moterim? Tai jis tiesiog atsidūsta, jis nieko nesako, jis tiesiog nueina ir padaro ir aš paskui labai džiūgauju, jie matosi malonu, kad aš šokinėju ir klykauju iš laimės. Tai tikiuosi, jog to obelytę jisai man nupjaus, kad mes ją įstatysime į kažkokį stovą. Šiaip jau patį stovą viską irgi sugalvojau, jau man vyras viską šiaip susukęs garaže. Na, jis dar nežino paskirties, tik tai padarė. Ir žodžiu, tą medį norėčiau pastatyti terasoje. Kadangi jis ir dabar tiesiog stovi lauke ir manau stovi porą metų visiškai be gyvybės ženklų, tai manau, jog jis visas šventes puikiai atstovės terasoje. Ir vat jį norėčiau apsukti lemputėm, kad tai būtų toks gražus žiburys pro langą, nespigliuotis. Mes pernai kalėdų medį gavome iš kaimynų, nes jiem trukdė viena didžiulė eglė. Kai jis stovėjo lauke, jinai netrodė tokio kosminio dydžio. Kai mes ją parsinešėm namo, mūsų lubos 7,5 metro, tai vos įvilkom į vidų ir atrodė kaip aktų salėje mokykloje stovinti eglė. Tai mes su vyru ten jau ją kiek įmanoma karpiam, pasistatėm. 2 metais aš nesiryščiau tokie avantūrai. Palikime tai. Aš paieškosiu, turbūt Instagrame yra pas tave. Yra. Aš palieku tiesiog šią eglutę pernykštę kaip namų krikštui pirmų švenčių. Bet tai buvo iššūkis, didžiulis. Ir jos laistymas ir viskas reikalavo labai daug jėgų. Ir šiemet mes esam tikrai nusprendę, aš ieškosiu Instagrame, kad kas nors rekomenduotų labai gerus ir patikimus kalėdinių eglučių augintojus, kurie nekasa eglučių ir negrūda į vazonus, o augina juos vazonuose. Ir aš norėčiau nusipirkti kokią dailę, galbūt sidabrinę eglutę, ją vėliau sodinti kieme. Ir šią tradiciją žadam įvesti namuose, kad mes auginsim. Aš pernai surinkinėjau Vilniuje eglutes iš tų, kas norėjo atiduoti ir sodinau savo kieme. O. Taip. Tai iš tiesų, iš pradžių mane labai greitai pradėjo stabdyti draugai, kad sakė, tu gal išprotėjai ir kaip tu surinksi tas visas eglės. Bet iš tiesų tai nebuvo labai didelės bangos. Aš vienu važiavimu susirinkau Vilniuje eglutes, buvo labai faina, kad prisijungė prie to, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos policija, kurie iš savo ofisų man atidavė eglutes. Kiek tu eglučių Tai vienu žodžiu, parsivežiau aš eglutes, tai viena kaip ir rodo gyvybės ženklus, tai ją mes palikom, o visos kitos dėjo, bet taip ir atrodė. Mes tas eglutes, kai pradėjom sodinti, mes iškart pamatėm, kurios yra iškastos, įsodintos į vazoną ir parduotos, o kurios yra užaugusios vazone ir tai yra uždara šaknų sistema, tokia tikrai verta pasodinti. Labai sunku gal dėl to kalėdinio medžio vazone, kad jis patiria labai daug streso, parkeliaudamas namo dėl temperatūrų skirtumo. Ir jis tiesiog kai kurie susprogsta jų pumpurai ir žmonės įsivaizduoja, kad čia žiauriai smagu ir jėga ir tai gyvybės ženklas, bet iš tiesų jam nelaikas dar sprogti ir išnešus į lauką tiesiog viskas nušąla. Bet mes rinksimės vazone vis tiek. Tiesime tuo, kad jei prigis, tai mūsų eglė bus tikrai vazone. Didžiausia, kokia aukščiausia yra, žinau, yra 1,50 m, kiek dabar domėjausi. Tai man tinka. O dar iš tų tokių kalėdinių dekoracijų, tai tikrai pinsim vainikus. Vainikų pintuves esu suplanavusi laivą. Jį darysime kartu su Gabija iš Laumų sodelio. Gabija sakė, nemoka pinti vainiko, o aš nemoku Gabijos gaminamų ekologiškų žaisliukų. Tai žodžiu, mes keisimės informaciją. Mes kartu gaminsim, jis su manim gamins vainiką, o tada aš mokysiuosi daryti žaisliuką ir mes pranešim iš anksto visiems, kokių reikės priemonių ir tai bus tokia pamokėlė ir smagus laikas, kai mes plepėsim su Gabija ir gaminsim kartu viską live, žmonės galės klausti, mes atsakinėsim ir kartu gaminsimės kalėdinius norėčiau sakyti advento vainikus, bet tikriausiai tai jau vyks po advento pradžios.
Tai kad tiesiog išbūtų iki kalėdų, tai gaminsim vainikus, tikriausiai vieną ant stalo, vieną ant durų ir žinoma advento kalendorius laukia. Tai tokių tradiciškai. Žodžiu, nieko labai nematyto ar negirdėto nebus. Bet tai, man atrodo, kalėdos ir yra apie tradiciją, ar ne? O tikrai taip, kad tu kiekvienais metais nori namus puošti vienom spalvom, kitus kitom. Yra tokia dalykas? Yra. Ir kartais mane stebina mano praeities nuotraukos, kaip aš norėjau tai puošti namus. Aš dar stebiuosi savim, aš dar gebu save stebinti. Bet šiaip mėgstu baltas kalėdas. Man patinka iš visos spalvos, kurios pažiūrėjus pro langą aš jas matau. Man patinka laikytis to sezoniškumo. Man patinka, kai rudenį namo parsineši moliūgus ir viskas nusidažo tom visom tokiom rusvom, gelsvom, oranžiniam, šiltom, skaniom tom spalvom. Man patinka, kai žiemą šiek tiek pasninga ir tu matai tiesiog tą šakelių įvairius atspalvius nuo raudonų iki rudų, juodų ir ta žalia eglės spalva yra tiesiog tobula. Aš nežinau, ar spygliuočio spalva, o tas spygliuotis dar kiek turi variacijų nuo sidabrinės iki bet ko. Ir man labai patinka, kai namuose yra tos tradicinės kalėdų spalvos. Tikrai taip pagalvojęs, tarkim, mėlynos kalėdos arba geltonos kalėdos ar violetinės kalėdos yra ne man. Tikrai. Aš iškart kažkodėl matau kažkokį blizgantį atlasą, bantus ir tai nėra mano. Tai yra daugumo žmonių ir man labai smagu, kad kiekvienas randam save kažkokioj šventėje, atrandam savo tą būdą. Bet man taip jau yra. Velykos visos pastelinės spalvos, tokios, kokius išridena kiaušinius mums paukščiai. Ir viskas taip, kai savaime susidėlioja, tai ir yra vadinami tie tokie galbūt trendai. Nes kad ir kaip, visada viskas linksta į tą natūralią pusę, į tą gamtą, į tai, ką žmogus ir taip mato, jaučia. Tada labai kažkaip ir paprasta pasigaminti iš to, ką turi namie. Ar ką turi kieme, ar ką duoda pievos, ar ką duoda miškas, kai tu tiesiog nenori kažko sintetinio. O šiaip pas tave žaislų kalėdinių dėžė didelė, vis tiek yra kažkokia kolekcija, kurią naudoji, bet nėra taip, kad viską pasigamintų kiekvienais metais. Kaip tik vakar ją išsitraukiu. Nedidelė. Labai save pagyriau vakar. Ką tu ten turi tokio ypatingo? Lemputės, kurios man nebepatinka, ir žaisliukai, šiaip visi yra stikliniai, tai kiekvienais metais lieka jų vis mažiau, bet yra paprasti bumbulai. Jie yra arba balti, arba peršviečiami, jokių neturiu. Iš tiesų labai daug, kiekvienais metais mes su vaikais kažką gaminam patys, kažkokius žaisliukus. Šiemet dar nieko labai nesugalvojau. Man kartais patinka ir visai minimalistinė ta mūsų eglutė. Man kartais ji pati tiek graži, kad aš kai pradedu krauti žaisliukus, aš tik gadinu. Aš esu šalininkas tos tokios tradicinės, raudonos, auksinės ir stiklinių bumbulų ar kažkokių žaislų, tokių ir gausios eglės. Man taip yra gražu, žinai. Ir čia ir yra tas toksai, kad tiek žmonių, tiek nuomonių ir skonių. Ir, pavyzdžiui, mūsų namuose, nėra viena dėžė, yra 2 dėžės tų visų dalykų, bet aš kiekvienais metais pasibaigus šventėms stengiuosi atrinkti jau to, ko nereikia ir surasti jiems naujus namus. Ir ką pastebėjau, kad anksčiau vis stengdavausi parsivežti iš kokios kelionės, kokį nors žaislą, ne visada pavyksta, jeigu ypač vasarą keliauju. Tai dabar vis tiek kiekvienais metais tą kolekciją papildau tuo, kas, aktualu mums būna tais metais. Mes turim ir spurgas, tas tokias apvalias rožinės blizgančias, nes buvo metai, kai jos tik atsirado Lietuvoje ir mano vaikai labai jas pamėgo, tai ir ant eglės atsirado. Buvau nupirkus kemperio vagonėlių, žinai, tais metais, kai keliavom su kemperiu, šiais metais jau atsidariau tą dėžę, tas kemperis sudužęs. Tai aišku, kad kelionių nebuvo, ne? Šiais metais. Matosi taip. Bet galbūt reikia pasigaminti kemperio žaisliuką. Tai čia galbūt, žinai, reikėtų ir pagalvoti, išsipranašauti kažką ir ateinantiems metams. Tai tokių, aš tai stengiuosi tą eglę tokiom šeimos istorijom dar nukabinti, kad būtų ir apie ką pasikalbėti prie tos eglės būna. Mes irgi turim tokių žaisliukų.
mano Anyta, kai gimė pirmas sūnus, mums padovanojo tokius 3 krištolinius paukščiukus ant eglės. Tai tikriausiai turėtumėm dar vieną jį nupirkti, nes jau esam 4. Bet šiaip labai graži ta tradicija, man patinka tokie dalykai, dėl to, kad puošiant tą eglutę kartu su vaikais gali labai pasišnekėti apie tą kiekvieno žaisliuko istoriją. Tarkim, iš tų tokių papuošimų, ko tikrai neturiu namuose, neturiu girliandų. Blizgančių tų. Blizgančių, lietutį tikrai atsimenu iš vaikystės. Ir kažkaip mano, tikrai, mes kaip važiuojam pas tėvus, mūsų eglutės būna papuoštos lietučių. Mes visada, tiesiog tai yra, mūsų toksai, juokų juokas, mes kai įeinam į namus, dažniausiai tai yra kūčių vakaras, mes iš karto nukeliam prie eglutės ir visi plojam, kad mama uždėjo lietučių. Čia yra mūsų jau džiaukų džiaukas, čia yra iš kartos į kartą. Ir tik prieš kelis metus pusbrolis pasisakė, jog jis visada puošia lietučių, nes jam labai patinka, bet kadangi mes taip juokėmės, jis tikriausiai ilgai ir tylėjo ir saugojo tą paslaptį. Bet tai čia, žinai, matyti, tas toksai, tas lietutis ant eglutės yra kažkoks kalėdų simbolis ir tą, ką žmogus savo ir pasiėmė. Tokio, tikrai iškart, ir tiesiog šneka, kad čia jau kalėdų. Ir užteko to, kad jis garsiai pasakytų ir man tas lietutis jau atrodo visai kitaip. Ir aš tada suprantu, kad nors ir tai visiška sintetika, blizgutis, kažkoks pigus ir taip toliau, bet jis tikrai primena vaikystę, o kaip džiaugdamas, kai leisdavo dar su juo pažaisti. O pas mano dėžiai buvo daug metų pokelis, žinai, nejudinamo to lietučio, matyt, taupė tenai kažkaip. Taip, naujas. Naujas ir neįmamas, aš nežinau, nors ir buvo jisai panaudotas. O kada tu pradedi puošti namus kalėdom? Kada yra ne per anksti? Žinau, kad paklausiu šito klausimą, šiandien tik gulėdama lovoje pagalvojau apie tai, kad mūsų šeimoje viskas susidėlioja taip, kad aš šitoje vietoje negaliu sau leisti išprotėti ir pradėti rugsėjo 1 dieną jau kažkur kažką pasikabinti. Dėl to, kad mūsų sūnus yra gimęs lapkričio 24. Taip, mano sūnus irgi gimęs lapkričio 24 ir aš lygiai dėl tos paties priežasties, aš tave suprantu. Taip. Labai fainas sutapimai. Labai. Bet dėl to tiesiog mes ruošiamės Viliaus gimtadienį. Ir kalėdų mūsų namuose tikrai iki jo gimtadienio nėra. Aš asmeniškai dabar galvoju apie pinjatos gamybą, apie tai, kaip dekoruosiu jam stalą, apie tai, kaip darysim orientacinės varžybas aplink namus su lobių paieška. Ir žodžiu, kaip darysim šventę namuose be draugų, kas yra skaudžiausia 5-mečiai. Aš tik noriu pasakyti, kad tiem, kas klauso, mes įrašinėjom lapkričio vidury, kai iki gimtadienių dar tų yra kokia gera savaitė, tai dėl to čia taip ir apie tuos gimtadienius ir sušnekom. Aktualu. Taip, bet iš tiesų... Ir tai yra tas deadline'as, kaip sakau, iki kada mes švenčiam gimtadienį, tada tikriausiai švenčiam dar kelias dienas po to, nes vis atvažiuodavo... Jo. Ir tada, kai mes jau nusipuošiam po Viliaus gimtadienio, dažniausiai norisi tiesiog pabūti namuose, o jau kai pabūni, tada atkeliauja tas jau noras pradėti puoštis. Tai ir būna dažniausiai taip pat gruodžio pradžia, lapkričio paskutinės dienos, kada mes po truputėlį tikrai labai neskubam ir pradedam, bet jau aš kai pradedu važiuoti, tai kaip sniego gniūžtė nuo kalno. Aš labai įsijaučiu. Jeigu turiu laiko ir jeigu man gera nuotaika, aš galiu peržengti sveiko proto ribas su dekoracijom. Tai yra man būdinga ir kas mane seka Instagrame žino, kad man tos idėjos tai tikrai kaip lietus. Ir aš, aišku, nenusiraminu, kol jų neįgyvendinu. Man tik tada ateina ramybė, kai aš bent pabandau jas padaryti. Tai šiemet irgi tikrai gaminsimės dovanų popierių patys. Tiesiog pabandysiu parodyti visiems, kaip nereikia išeiti iš namų. Kad nereikia. Jeigu ir neturi, nereikia. Jo, kad galim susipakuoti dovaną namie, kad galim tiesiog viską siųsti per paštomatą, o galbūt ir padaryti vieną kelionę automobiliu saugę, su užkandžiais, kava.
pravažiuoti ratą per visą tą savo nedidelę Lietuvą, palikti prie durų tą dovaną, pamojuoti artimiesiam pro langą, per daug ten nesijaudinti, tuo pačiu galbūt vaikam papasakot savo istorijas, kaip kažkur važiavot, kažką pamatėt, sustoti gal kokiam parke ar prie kokio dvaro, pasivaikščioti. Ir apturėti va tokią dieną prieš kūčias, tarkim, visiems išvežioti viską, bet tikrai šventai neužsukant į svečius. Prisiekiant savo, kad tai bus tokia ekskursija. Taip, tai kažkokia, yra labai Kalėdų senelio maršrutas vos ne, ar ne? Taip. Tu gali pravažiuoti ir nebūtina tau stoti degalinėse ar kažkur. Mes visi esam protingi žmonės, galim tiesiog pasivažinėti savo automobiliu su savo vaikais, savo šeima, išlipant pasivaikščiot. Daugumos mūsų tėviškės nėra didžiuosiuose miestuose ir mes kažkur važiuojame. Mes važiuojame Aukštaitiją visada. Mes važiuojame į Kauną. Tai labai faina. Sustoti Kadagių slėnyje ar kažkur pasivaikščioti, pasidaryti kalėdinę nuotrauką, grįžus namo galima, nežinau, nusipiešti savo kažką smagaus, pasidaryti tokį elektroninį atviruką. Man atrodo, reikia išspausti šitos situacijos pandemijos maksimumą ir pačius geriausius dalykus pasižiūrėti, kaip gerai gali būti iš to, kaip nėra gerai, net nežinau, kaip čia suformuluoti. Čia irgi yra dalis gyvenimo ir, kaip aš sakau, įdomiais laikais gyvenam, bus ką papasakoti anūkam. Taip, visiškai. Ir tikriausiai tai dar inovatyviai kartai, tai, kuri moka naudotis technologijom, šį kartą reiktų pasispausti, kad gerai pasijaustų ir mūsų seneliai, mūsų tie vyresni žmonės, kurie iš tiesų apart televizijos ir kalėdinio žiburėlio tikriausiai nieko daugiau nepadarys. Tai galbūt dovana galėtų būti baltos mišrainės, nežinau, kažko tokio tradiciško. Galvoju apie savo močiutę ir jai turbūt didžiausias, skaudulys toksai širdies bus, kad jinai nepavaišins. Pas ją nesusirinks. Mano močiutė yra tokia, kad kiekvienais metais sako, jau dabar tai jau paskutiniai metai, kai aš kažką ruošiu. Ir iš tiesų tai džiaugsmas yra, kad kiekvieni tie metai vis dar ne paskutiniai. Bet kai žmogui yra 80 keli metai, tai tu nežinai, kurie bus paskutiniai. Ir iš tiesų pokalbis su tavim, tai man davė labai daug visokiausių minčių, dabar jų pilna galva, kaip čia padaryti, kad, kaip tu sakai, tiems mūsų seneliams būtų gerai. Mes, tarkim, aš kaip pavyzdį galiu pasakyti apie savo močiutę. Mano močiutė šiais metais liko viena. Mes atsisveikinom su seneliu ir tai yra, tokie liūdnos buvo jau ir praeito šventė. Ir kažkaip galvoju, kaip čia tą močiutę man palinksminti. Ji yra labai skrupulinga karantinavimosi specė, ji nieko neįsileidžia namo. Aš dar nebuvau nuo pirmo karantino užsukus pas ją į namus. Mes bendraujame, jį gyvena pirmame aukšte, senelis mūsų buvo padaręs suolus ir mes tiesiog susitinkam per langą. Bendraujam per langą, pasišnekam, jai labai tinka, man irgi. Ir aš net jeigu paduodu siuntinuką, jinai matau, kaip jo neliečia ir jisai dar kurį laiką pastovi balkone. Žodžiu, nes mesgi iš sostinės galim atvežti kažkokį. Niekada negali žinoti iš tikrųjų. Taip, ir ji taip visą vasarą ir mes taip bendravom ir dabar tai viskas yra. Ir iš tiesų, jeigu tie seneliai gyvena privačiame name, taigi galima kažkaip pasikalbėti, apsirengti šiltai, nebūtina užsukti, sakau, tuos namus, čia yra labai slidi riba. Aš galvoju, aš taip dabar, piešiu savo galvoje situaciją, kaip nuvažiuoju tenais, mano močiutė 3 aukšte gyvena daugiabutyje, tai bus tik užeikit, nors jinai bijo ir jai nesmagu ir jinai sakytų, tai jau nesibučiuokime, nei čia į žandą, nei... Tada jau geriau palikti prie durų, nueiti automobilį, nuvažiuoti ir paskambinti. Taip. Tai yra, kad nebūtų jokio, ne tai, kad paskambinti duris ir atsistoti kitame laiptinės gale. Ne, tiesiog mes šį kartą turim kažkaip, ypatingai tie, kurie turi vaikų ir tie, kurie nėra vieni namuose, tikrai neturim, tikrai ištversime mes tas šventės. Vaikai, šurmulys, viskas gerai. Bet šį kartą mes turim pasirūpinti tais, kurie galbūt namie bus visiškai vieni. Ir reikia labai pagalvoti, iš tiesų, kas patinka, nes visi žinom, kas džiugina mūsų močiutės ir senelius.
ar skanus pyragas, mano močiutė mėgsta kremus visokius. Taip. Kiekvienas pažįstam vis tiek daugiau ar mažiau savo senelius. Galbūt vaikai gali dabar, jeigu ypač būna namuose, galbūt jau dabar gali pradėti piešti atvirukus, kažkokius darbelius, padaryti kažkokią palinkėjimų knygelę tai močiutei. Aš galvoju, dar reikėtų atspausdinti ir nuotraukų šviežiausių kažkokių, nes nuotraukas galima užsakyti internetu, jas taip pat atsinsti paštomate, internete labai paprasta. Net tiesiog kažkaip padaryti jiems šventę. Pavyzdžiui, aš močiutėm nupirkau vilnonius pledus. Aš žinau, kad mėgsta, Vyto močiutė tai tikrai apsiklos, o mano močiutė pasidės. Taip, pasaugos. Bet jis saugos ir žinos, kad čia padovanoja mes, tai mes visada abiem močiutėm dovanojam vienodas dovanas, tai jom nupirkom jau dabar pledus, nes kažkaip pagalvojau ir aš visada esu iš tų, kur anksti dovanų superka. Aš dar galvoju, apie paštomatus tu ne pirmą kartą sakai ir aš dar galvoju vieną dalyką dabar, kai klausytojai klauso tai, ką mes šnekam, yra gruodžio pradžia ir aš galvoju, kad, netemkim su tais dovanų siuntimais prieš pat Kalėdas. Vis tiek greičiausiai seneliai gyvena su kažkuo, kas arba šalia tam pačiam mieste su tėvais, ar ne? Tai jeigu mes nevažiuosim ir siūsim per paštomatą ar paštu, galbūt galima suorganizuoti, kad kažkas nuneštų tą dieną. Arba jau tartis su tais seneliais, kad pasidėtų dovaną po egle ir čia jau būtų toks laukimo surprizas kažkoks, tai kitoks, ar ne? Arba galima naudotis ne paštomatu. Yra internete taip pat susiradus, galima naršyklėje, kai iš tavo namų paima ir pristato iki kitų namų durų. Kurjeriai kažkokie. Yra įvairiausių kurjerio galimybių. O galbūt kažkas iš draugų ar artimųjų vieni sugalvos padaryti tą Kalėdų senelio apvažiavimą. Taip. Ir gal galima kažkaip kooperuotis. Juk mes, gebame viską. Tikrai tik reikia pagalvoti apie tai ne gruodžio 20 dieną. Taip, ir aš dar galvoju iš tiesų, tai, kad mes čia kiekvienas esam dabar savo namuose, turėtų neatitolinti mus nuo mūsų giminės, šeimos narių, o kaip tik suartinti dėl, šiuo metu apie Kalėdą šnekam, tai dėl Kalėdų, dėl bendro tikslo, kad pasidaryti šventę kažkaip visiems kažkokią, tai kad pastangos būtų, jau šiais metais ne mišrainės pjaustant ir suneštinį kažkokį stalą darant ar ne, bet pasidarant šventę bet kokiais būdais, ar dovanom, ar dėmesio parodymu, ar kažkokio tai tikrai susiskambinimu ir pasėdėjimu visiems kartu prie kompiuterių. Tas turėtų būti labai svarbu ir galvoti apie tai, kokie mes esam vieni kitiems svarbus. Tikrai dabar mes turim tiesiog imti ir prisitaikyti prie tos esamos situacijos. Savo namuose, jeigu mes sugebėsim, aišku, visada reikia pradėti žiūrėti nuo savęs. Jeigu tu pats užsikrėsi, kad tokia Kalėdų karštinė ir truputėlį pradėsi jų laukti, kad ir kokios jos bus. Jeigu pradėsi puoštis namų palangę, stalą, dekoruotis ir galvoti, ką gaminsi, tada iš tavęs išplauks ir tai, kad tu pradėsi galvoti apie kitus, kaip jie jausis tose šventėse. Pirmiausia, apie tuos, kas gyvena tavo namuose, o vėliau ir apie tuos, kurie gyvena ne tavo namuose, bet tau yra labai artimi. Ir kai užsisuka visas tas traukinys, tu tiesiog tau belieka tik jame važiuoti. Visos mintis ir viskas automatiškai tau lenda į galvą ir neduoda ramybės ir tu jas generuoji iki to, kol jos tampa realybė. Ir sugalvoti, kaip pasveikinti savo artimuosius, tikrai įmanoma. Tikrai įmanoma viską. Tas skambutis, ypač senesnio amžiaus žmonėm, mūsų seneliam, yra beprotiškai svarbus. Ir tikriausiai svarbiausia yra paklausti, kaip jie gyvena, ką jie gamina, kokios bus jų kūčios. Pasakyti, kad mes nepamirštam ir apie juos galvojam ir ne vien pasakoti apie save, bet paklausti galbūt, kaip tiems seneliams sekasi. Galbūt paprašyti recepto. Jiem labai patinka perduoti savo žinias. Taip, šitas. Ir tada pagaminti tą receptą ir jiem kitą dieną paskambinus papasakoti, kaip gavosi. Ir kaip sekėsi galbūt vaikams įsitraukti į to pyrago ar į tos silkės receptą. Tiesiog kažkaip leisti jiem dalyvauti.
toje šventėje, rasti to laiko paskambinti, rasti to laiko pakalbėti su tėvais, mes tikriausiai galim pakalbėti per programėlę su kamera, galbūt ne telefonu, bet pastatyti kompiuterį ir tėvam neliepti stovėti prie to kompo, bet tiesiog gali vykti nuolatinė transliacija, kurioje jie nori dalyvauja, gali šūktelti prie jį, pasišnekėjai, vaikai gali šnekėti. Galbūt palikti tokį atvirą internetinį koridorių vienus. Kad tarsi mes būtumėm visi tuose pačiuose namuose. Taip, kad tu galėtum šūkant mamą, o čia 2 šaukštus druskas reikėjo dėti. Ir ten mama kažkada prieis tau pasakys, kažkaip sugalvo. Mesgi labai tikrai išradingi. Aš kartuojuosi, bet mes tikrai galim padaryti viską, jeigu tik norim. Vieno ingredientą reikia. Aha, kai suplanavau čia tave pašnekinti, aš tikrai negalvojau, kad mūsų pokalbis šitą kryptim pasisuks, bet aš esu labai patenkinta, kad mes daugiau kalbam apie žmonės, ar ne, o ne apie blizgučius, nes, kaip aš sakau, bendravimas ir buvimas kartu per šventes yra pats svarbiausias dalykas. Nesvarbu, kiek blizga tie namai, svarbu, kas yra tavo viduje, tavo nuotaika, kaip tu sakei, nusiteikimas ir turbūt šių metų situacija ir svarbiausia yra galvoti apie mūsų pačius brangiausius ir kurie yra su mumis, jeigu ne šalia fiziškai, tai taip kažkaip širdį. Labai svarbu tas tavo blizgesys iš vidaus. Kad tu pasipuoši namus, kad tu ten nusipirksi, užsisakysi didžiausią pasaulio ar gražiausią eglę, ar užsisakysi visą maistą, nežinau, bet ką, kad ir viską nusipirksi. Juk viską tikrai galiu nusipirkti. Taip. Bet ar kalėdas galiu nusipirkti? Tai va, ta esmė, ar ne? Kalėdas gali tik taip pats ir susikurti. Šita tokia gera gaida, mes ir pabaigsim mūsų pokalbį, palinkėdamos, kad kiekvienas susikurtų savo kalėdas širdį ir pasidalintų su tais, kurie artimiausi ir brangiausi. Tikrai taip, Sigita. Ačiū, Monika, ačiū labai už visas idėjas ir dar mes visi lauksim tavo dekoro idėjų Instagrame ir tuo, ką tu pasidalinsi. Jų tikrai bus. Dėkui ir gražių švenčių. Ačiū ir tau, Sigita.